rytas dar kartą visiems, su kuo gal nepasisveikinau asmeniškai, nuo Vilniaus atvažiavusio turbūt keliautojo, tai mano vardas Žavinta. Visi matėt, ar negavot žinutę, po miestelį Kuldigą. Ar tekę kam nors yra būti ten? 8, 7:30 važiuojam toliau. Kelionė prasideda. Keliausim į Latviją, į Kuldigos miestą. Dabar 25 metų, birželio 28 rytas. Šiokia tokia truputį pertraukėlė 20 minučių, prie degalinės sustojam. Ir dabar jau grinai važiuosim bėga pertrauką į Latviją. Kelionė aišku bus ilga, bet tikrai bus labai įdomi. Kad čia dar neišleidžia. Ką? Tai stiklą, jeigu neatsišvies. Sukti ir labai toli nenueit, kad gal ir anksčiau kokią 15 minučių išvažiuotumėm, tai būtų daugiau laiko pačiai Kuldigoj tiesiog. Čia bus degustacija. Хорошо, так мы подождем. Labas rytas. Dar žmonės su jie vidų, bet degustacija bus čia. Štai kaip atrodo. Я Инесса, меня зовут, да? И вот наше предприятие, мы уже вот в этом году празднуем 32 года, как делаем торты, но все с очень ужасным составом, которые им нельзя кушать. Tai štai, pasidegustavau, degustacija buvo tikrai gera, 4 rūšių tortas, tikrai skaniai užvaliau, dar kavos atsigėriau, autobusas už 10 minučių išvažiuoja, dar turiu truputį laiko čia ant šitą tiltelę pasivaikščiot, žmonės tavo dar pertrauka, gydė viską labai ilgai ten pasakojo, iš kur rusiškai kalbėjo, šiaip tikrai labai smagi kelionės dalis, taigi dar kelionė tik irgi, kaip sakant, pradžia, dabar trauksim į Kuldigą. Taigi dar truputį laiko turiu, pasižvalgau čia, toks mažas siauras tiltelis. Senovinis, sakyčiau, senas jau labai. Kaip ir viskas. Reikia eiti į autobusą. Tai oras tai pasaka. Tikrai labai šilta. Važiuojam. Reikia išdegint, kur čia pasikrovėm. Taip, dabar lėksim į Kuldigą, į mūsų pagrindinę, turbūt tas mūsų pagrindinis tikslas, ar ne? Norėsis savarankiškai kažkam tai nuklysti, kad jau be 15:03 va šičia ieškom mūsų autobusų. Viskas. Eisim dabar į miestą. Turim 2,5 valandos ir po to turim grįžti į autobusą. Pasiėmė ir kuprinę. Vis tiek prireiks gal
susidėti kažką ar taip. Nusipirkt dar kažko užkastą atsigert. Na ką, eime į miestą. Išties labai gražu. Pasiėmu džinsinį švarką. Truputį vėjas toks, tai nėra labai šilta, aišku. Iš kitos pusės. Kaip pasivaikščiojimas tęsiasi. Aišku, mes laikomės gidės, bet kiti gali paskui atsispirti vėliau. Kaip sakė, kas savarankiškai. Ar užžyti kažką nusipirkti, ar kokį suvenyrą užkast. Tikrai oras geras, tik truputį aišku vėjas. Tai reikia baigt per tiltą.
Taip, labai išties gražu. Taip, labai išties gražu. Reikia dabar kilti viršun kalnelį. Štai kokie vaizdai. Pats miestas Kuldyga. Daug aprašymų. Ši labai graži bažnyčia. Taip, ką reikia paskui grupę eiti. Pirmiausia, skrinė paliko... Švedų karaliaus skrinė. Neblogai. Vienas iš tų senų namų. Taip, čia va tam kaip vidus tas atrodo. Na, savo kokia dydžio skrinė. Jeigu vežtum, bet smulkintis. Kiemelį išeini, reikia apsigręžti. Greit vėl paskui gidį. Taigi pasidėjau švarką vėl į kuprinę, nes truputį toks vėjas nurimo, tai vėl taip nėra šalta. Šilta iš tikrųjų, nes kai vaikštai vis tiek suprakaituoji. Reikia dabar išsiskirstė savarankiškai individualiai. Gidė pasakė, neužtrukdė 15:03 turim būti autobusu. O dabar yra po 1:10. Grubiai 1,5 valandos. Čia burbulų.
O, iki čia ir apsiribosiu. Toliau gal ir neįsiu, grįšiu atgal. Gidė sakė apie bažnyčią. Aš ten užmačiau, buvo laiptai. Ten žmonės dar ne, bet kas savarankiškai dabar gali eiti. Ten yra pats bokštas bažnyčios. Štai kodėl tokia aukšta, ten galima užlipti. Aš dabar pasiklausęs, netkreipiau dėmesio. Tai reiks dar grįžti į bažnyčią ir užlipti ją. Ten sakė, nedaug kainuoja, kaina euras. Ir paskui traukti. Jau link autobuso, prie jau bus ten apžvalgos bokštas. Tai ten dar reiks užlipti. Ir bus viskas. Geras vaizdelis. Štai kebabas, reiks užvalgyti ir grįžti į bažnyčią. Skanus 9,5 euro kaina. Tikrai labai skanu. Aišku, yra gatvelius išakojimų, bet laiko labai daug nėra, lieka tik valanda su trupučiu. Tenka suktis, aišku. Nes autobusai jau laukia 15:03, o dar apžvalgos bokštą reikia aplankyti. Ką, oras tai švis pasaka. Šilta jau net. Švarko nereikia. Ryte tai aišku vėsų buvo. Tikrai vėjas, bet dabar vėjas nori mane. Taigi, grįžti į bažnyčią. Taip, čia gidė sakė, dabar reikia laikytis taip tiesiai. Ką? Atgal į bažnytėlę. Užlipsiu, pažiūrėsiu, kaip vaizdas iš viršaus. Na štai, čia pats viršus. Ai, va, rodiklį. Gerai, dabar, kaip sakant, vienas atsiskyręs, kai būna daug žmonių, tai ekskursija, tai lipi, kaip sakant, vienam kitam per galvas, per kojas eini, tai būna nemalonu. Dabar, kai vienas žmonių nieko nėra, tai va, sugrįžau iš viršaus, kai vaizdas atrodo tikrai gražiai. Aišku, iš apačios labai smagu pasižiūrėti, bet iš viršaus tiek yra kitas efektas. Gerai, aišku, laiko turiu nedaug, jau, kaip sakant, mažiau turbūt nei valanda lieka. Reikia paskubėti. Gerai, pradedu lipimą. O laiptų statumas. Čia žmonių. Eina savo laiptų statumas. Truputį siaura. Taip. O, vaikeli, normaliai. Ką tu žmogau? O. Varpas. Taip, viskas jau čia pats viršus ir eina savai. Kad. Štai apžvalgos bokštas. Man reikėjo reiks eiti, grįžti ten autobusas netoli jo. Čia aukštas geras. Tuso. Varpas. Kaip iš čia. Bilekas. Na ir vaizdai, kad. Jo, bet čia vėjas stiprus. Tikrai skersys. Tikrai padaro įspūdį.
Tai šitos pusės. Eina sa. Dar matau bažnyčios, aišku, bet čia visą miestas tiek neišvaiškius. Išties labai gražu. Tikrai Latvijoje labai smagu pasivaikščioti taip. Pirmą kartą dar esu, kaip sakant. Esu buvęs jau Lenkijoje, gal kitose šalyse, bet Latvijoje ne. Pirmą kartą. Tikrai padaro įspūdinga. Gerai, kaip ir viskas. Pasigrožėjau panoramą, vaizdais, reikia leistis į apačią ir skubėti nuo Apžvalgos bokšto. Taip, išties, bažnyčia tikrai aukšta. Ką tu, žmogau? Vaizdas koks. Tikrai labai patiko. Viskas judulingo Apžvalgos bokšto. Aišku, gal galim ir per apačią taip išeiti, bet aš vėl eisiu per taką, per gatvę, kaip visiems pradžiai. Aukštas jau nemažas. Aukščiau ir aukščiau. Tiltas, o ten mūsų autobusas, ne ta žalias, bet nesimato už medžių. Tai štai kaip atrodo. Ką, paskutintas aukštas. Viskas viršus, eiktas. Kokie vaizdai. Pats bokštas juda, aišku, tai normalu. Konstrukcija, dar vėjas. Man patinka aukštas, tikrai mėgstu. Bet ir vaizdai.
į apačią ir eiti į autobusą. Dar kažko atsigersiu. Tikrai labai patiko, padarė įspūdį. Pasaka. Išeina per čia bus greičiau arčiau. Na tai štai. Kaip atrodo. Tikrai labai patiko. Dabar su autobusu važiuosim į Edolės pilį. Tai toks muziejus pilies. Ten bus labai įdomu pasižvalgyti. O, tikrai drąsiai suspėjau viską. Dar turiu 20 minučių iki autobuso išvažiavimo, apie 2:30 dabar. Ir štai, bet tikrai va, daug nuotraukų pasidariau, filmavimų. Labai patiko. Apsim čia kelias yra posūkis, tai labai nepuolam bėgti į kitą pusę atsargiai, mums pereiti reikia į dešiniau. Ir štai Edolės pilis muziejus. Irgi laikas yra normuotas. Bus labai įdomu pasižiūrėti. Dar truputį pasižvalgiau čionais. Labai gražu. Prie pilies. Sulaukiam gidės. Ir eisim jau viskas į pilį. O, jau žmonės eina. Gerai, reikia eiti. Nu ką, į viršų. Mes atvežėm Saulišką. Paėmė vien dėl to, kad atiduoti į rankas.
Čia daug kambarių, daug labai patalpų. Gydė ten dabar šneka, bet labai daug žmonių pasižvalgys individualiai. Tu savo kaip gražu, kokie kambariai. Ai, čia išėjimas pro kitur yra. Ne, bet gal dar yra kambarių, porą gali apžiūrėti. Ten visokių lėlių, visokių mašinėlių, visokių Mašinėlių. yra. Bet čia reiškia, taip, maždaug pagal palaikymą. Bet visur kitokios kėdės, nėra kiekvienam kambarį, kad Čia vėl visokie gaminiai porceliano. Kaip gražu.
Neapeisi. Bet va kaip išblizginti tiesi bendrai, visokie veidrodžiai, stiklai, kaip išblizginti. Stengiuosi. Ojai. Eina, sakė, kiek čia kambarių. Sakė, su priesatu 130. Gali būti iki. Čia eina savo čia. Tikrai nerealu. Jau čia tai eina savo pilis. A, čia turbūt į viršų, bet dar reiks pagrįžti. Reikia apie ratais. Čia užkliuvo, tai aišku. Vai nepažiūrėsi, aš jau. Ai, užklijuoti. Jo, plėvelį. Užrakinti ir užkliuvo. Matyt, jau lindo. Matysiu. Bet va ir nėra užrašų, kad būtų kur Jo, bet kažkas tiesiog sunumeruota kažkokia Bet čia va numeruota. tokie įdomus, taigi jie kažkogi verti. Neįmanoma viską išvaikščioti, mes turim kokią 40 minučių. Tai net nespėtum viską išfilmuoti, išfotografuoti, išvaikščioti. Pagrindą. Į pusbrandis akmuotas. Čia labai daug visko. Visokių suvenyrų, papuošalų, statulėlių, visko. Va šitie kristalai. Na, pabaiga. Čia kaip paskutinis kambarys, paskui reikia grįžti. Eina savo, kas čia daros. Neįtikėtina. Kiek visko čia. Kur tu Lietuvos dvaruose lankiausi, pilyse baigt, nepalyginsi su čia. Čia kat. Čia kosmosas, kaip sakant. Kiek laikrodžių. Tai nasu. Taip. Taip, reikia pasivyti grupę, žmonės. Visi kiti nuėjo. Laiko nedaug reikia judėti. Dar šitas kambarys. Valgomasis. Tusa. Tai bent interjeras. Nieko savo. Taip. Spečius. Это уже красный зал. Красный зал был для как музыкальных салонов. Если там... Taigi grįžau dabar vėl tą pačią patalpą einu. Aišku, mes atsiliekam nuo gydės, bet gydė eina tas jau patalpas, kur aš jau buvau, kur kiti žmonės tiesiog nuklysta, patys nueina. Taip geriau, nes kai daug žmonių, tai tokia gaunasi banda. Ir tada negali susikaupti, nei fotografuoti, nei filmuoti. Vienas prie kito prisiglaudė, o dabar atskirai. Tuščios patalpos. Viskas. Čia darbo kabinetas kaip kambarys. Visokia technika. Telefonai. Spausdinimo mašinėlė. Vyras.
Na, čia jau matau, kad mėgamasis. Kokie baldai. Savo. Labai gražu. Daro įspūdį tikrai. Šaunu. Tai vėl pagrįžtu. Dabar reiktų užlipti laiptais. Manau, ten kur buvo. Ir štai pagrįžau. Kaip ir su bažnyčia, reikia tas pats pagrįžti į bokštą. Dar aukštyn. Mačiau, sakau, per anksti jie per žolinį. O žmogau, čia taip pasaka. Taip, tai bent vaizdelį. Na štai, viskas, apčioj. Viskas jau po 4:14, reikia bėgti į autobusą ir skubėti. Nors atrodo aptverta, o kai pasižiūrėjau, šiek toks kaip šulinys. Jo, šulinys, eina savo, koks šekilis. Bijau net O, pažiūrėti. vaikeli, normaliai čia. Nebijau pažiūrėti. O, kiek? Kiek monetų, kiek... Blizgančių reikaliukų. Taip, tikrai spūdinga. Žinai, kas blogiausiai? Viskas, dabar jau viskas. Reikia eiti į autobusą. Ir Jūrmala paskutinis etapas.
prie jūros, prie Skardžio. Po to trauksim jau namo. Reikia nusileisti. Baisiausias didžiulis vėjas. Net su treningu jau su džemperiu šalta. Eina savo. Išsimaudinamas iš karto susirgtum. Galima šiek tiek pažaisti, priartėti prie vandens, bent su ranka palies. Nagi. Nagi. Šiek tiek. Bangos didžiulės. Vėjas koks. Reikia kilti viršų, grįžti. Na, dar aišku, įsimaudysiu šią vasarą, bet šitą vasarą šalta. Net iki Liepos mėnesio, jau yra birželio 28-oji, tai ne kažką. Aišku, bus progų, reiks įsimaudyti. Gal reiktų ir man pamėginti šitą merginą. Va. Neblogai. O, bangelės tokios. Vai, vanduo kai duoda. Aišku, nesinori sušlap batų. O ką? Gal? Apa. Štai taip. Viskas reikia traukti į autobusą, judėti link toliau. Taip, kelionė tikrai nereali. Jau paskutinis etapas, vanduo tikrai
Aišku, labai stiprus vėjas, bangos, bet tikrai patiko pasižiūrėti jūrą. Nu čia būtų iššūkis įsimaudyti. Šitą vasarą tokia šalta, tai aišku, gal Liepos mėnesį, rugpjūtį bus progų. Tai va dabar viskas, grįžtu į autobusą ir viskas, paskutinė kelionės dalis ir viskas. Dabar jau visi važiuosim namo. Nu ką, pagaliau esame Klaipėdoje, dar degalinėje sustoju, pasiėmiau submariną ir užsipirkau valgyti. Praukau, tai va, oras tai baisus, lyja žiauriai. Kažkokios poros valandų jau būsiu Kaune. Ilga ta diena jau eina į pabaigą. Taip. Tai norim padėkoti labai, kad jūs buvote šiandien su mumis. Atleiskite, jei kas ne taip. Tikiuosi, diena buvo prasminga. Ne veltui, neprisiminsit vienaip ar kitaip ją. Labai ačiū mūsų vairuotojam, ačiū Egidijui, dar Egidijus ir veš taip. Ir Valentinui, dar Egidijus veš vis ir toliau. Su Valentinu jau Kaune išlipsim, Vilniečius palinkėsim gerus kelionės, laimingos, gero likusio savaitgalio. Visus savo daiktus susirenkam, tortus, taip, telefonus, akinukus, viską iš kišenio, nes būna čia visko pas mus. Tai jau vėlu šiandien, tai jau nelabai paskui pagausimės vienas kitą. Jau, tai jau taip apsižiūrėkit. Jei ieškosit prasmingas.lt, tai visas mūsų kelionės rasite. Gal ką nors pasirinksite dar įdomaus. Būtinai. Yra ir 2 dienų kelionės, yra ir 3. Kaip jau jūs. Daugiausiai mes dažniausiai važiuojam savaitgaliais. Tai daug laiko nereikia skirti. Atostogauti nebūtina. Tai tikiuosi labai, kad pasimatysim. Ačiū. Niekai visiems. Smagi kompanija, disciplinuoti pakankamai, ar ne, linksmi, su nuotaika, taip ir toliau. Na ir dar ačiū visiems vyram prisijungusiems. Ir tikrai įvykiai, žinokit. Štai mano kelionė baigta. Latvijoje jau yra apie 15-11. Tikrai labai patiko. Aplankėm daug visokių objektų, įvairių vietų. Gidė labai fantastiška, tikrai žavinta. Ir vairuotojai geri tikrai aiškus ir sustom, ir degalinės, ir pertraukos buvo taip. Sakau, apsisukom per kokią 14-15 valandų iš viso su išvykimu. Tikrai daugam rekomenduoju. Mano išlaidos siekia maždaug kokia su šitą visą kelionę, kai buvau nusipirkęs, tai 60 eurų, dar kokia 60 eurų. 120 eurų. Tikrai nebrangu. Oras buvo labai geras, truputį vėjas toksai, sakau. Tai va tiek viešai prasmingam gyvenimui. Būtent šitą organizaciją dar per Alvatūrą irgi važiavau. Tai va tokios ekskursinės kelionės. Tikrai daugam rekomenduoju. Taigi dabar Kaune Savanorių prospekte. Ir jau reiks traukti namų. Tai va, tikrai smagu labai.